Nu, kas čia gudraus? Ohohoho. Gimtadienio tvirtovė ir jubiliatas. Tai kiek jų metų, Riteri? Koks čia dvaras, klausyk, jau dabar šitų nereiks užuolaidos namuose. Bet jis nekalbantis, čia sakė vakar žmogus iš Anglijos, o chalatas koks, kaip mano buvęs. Nu šaunu, o jūs ką nors galite apart stovėjimo ir balionai šalia čia. Kaip šita yra Gejan, yra tokia dainininkė, tai čia jau 5, 6, 7 balionai iš to. Nu, Riteri atsibusk. Jau ryt. Mano, kur matėmės Riteriai nesisveikino. Aik tu, man atrodo, Riteriai mandagus. Tai. Sveiki atvykę. Nieko savo, čia 2 žiūrovai, 2 dalyviai. Čia yra statybininkų. Tai statybininkų palapinė čia, aišku, viskas aišku. Tai dar ką nors pasakysi, koks tavo vardas? Žmogau. Gediminas, Pilypas Gediminas. Nieko savo pavardė. Dar mankšta vyksta. Tai dėl pavardės, ką nors gali pasakyti, ne? Nu, O kokie zebuskydai. Tai čia jūs į šitą gabensit šitą visą gimtadienio puotą? Ką? Eikit tikrai? Tai, nu, tai pasaka. Rimtai padirbėjau. Kada jūs ėjot miegoti? Tai sveikinimai su gimtadieniu. Riteri, duok 5. O, viskas. Tėti, gali man iškirpti žemiau langelį. Iškirpsim žemiau vieną langelį. Žinai, kodėl aukštai šitie langeliai? Nes čia daugiau aukštė pilis, kad nepasiektų įlipti svetimi žmonės. Tai pro vartus gyventojai. O kai bus jinai tenai šventės vietoj, tai tada bus langeliai tik vietoj. Tai tiek žvaigždės. Jo, bus šviesus. Nu, tai čia galės visą laiką tai būti dabar, jau čia viskas aišku. Iki kito gimtadienio, tada bus kita pilis turbūt. Nu, karnizų nebereikia. Tėti, jos yra beveik iki lūpų. Nu taip, čia karnizų nebereikia. Žinai, su tais karnizais būdavo problemos čia. Ignas trauko, va, tas nulinko galas, o dabar pilis stovi. O tai reikia daugiau dalyvių, šturmuotojų tos pilies ar gynėjų kokių. O Riteris pavargo jau, prisėdai biški. Tai gal tu nepusryčiai ves dar? Alio. Pusryčiai gimtadienį. Alio. Ir kalavijas dar ten silpnai laikosi, ne? Tai Pilypas Gediminas, sakai. Matai? Tai gerai, šaunu. Nu viskas, tai statybė. Sena kalavija.